Sveiki bičiuliai. Šiandieną parodysim tokią laužo kūrenimo techniką. Angliškai tai vadinasi fire upside down, o lietuviškai nežinau, pavadinkim taip kaip laužas aukštinkojam. Nes tiesiog laužo principus sugriausim atvirkščiai. Tai yra, jeigu pradedat kūrent laužą, tai jūs pradedat nuo kažkokių tai visiškai smulkių šakelių, šieno, lapų ar kažko kito, tiesiog jos užkuria, tada ant jų dedat didesnės šakelės, tada dar didesnės, o galiausiai, kai laužas, nežinau, po pusvalandžio įsiplėskia, sudėt didžiasias malkas. Bet mes naudojam visiškai atvirkščiai, tai yra tiesiog darom kupetą, tokį kalną, kad apačioj sudėjom pačias didžiausias malkas, jos tada įstrižai sudėjom kiek mažesnės, dar mažesnės, kur galiausiai suformavom tokį vos ne lizdą. Ką mes dabar taip darom? Darom tai tam, kad tiesiog sutaupyti laiko ir šiek tiek padaryti viską patogiau. Jeigu tiesiog pradėsit kurt laužą nuo pačių mažiausių kažkokių tai šakelių, šapelių, jums pastoviai reikės būti šalia laužo ir tiesiog, nežinau, kai tik tai šitos įsidegs, sudėt didesnės, po to, kai tik tai jos sudegs, sudėt dar didesnės ir gali būti, kad tiesiog laužą užkurinėdami užtruksit kokį pusvalandį. O jeigu atvykote į stovyklavietę ir, nežinau, norit susistatyti palapinės, hamakus pasikabinti ar šiaip kažką tai pasiruošti aplinkui, jums tiesiog, kaip ir nėra tas patogu. O tokia metodika yra patogu tai, kad užkūrėt viršų ir pats laužas tiesiog žarijos skrisdamos į apačios užkūrus iki pačias apatinės malkas ir po valandos jūs jau turėsit, nežinau, žarijų kalną, kurį galėsit kepti, virti ar kažką kitą daryti. Tai labai negudrausiu, šį kartą tiesiog bandysiu kurti žiebtuvėlį ir pradedu kurti nuo pačių mažųjų žolyčių. Tiesiog svarbu, kad va šitas visas lizdas viršuje, jis normaliai įsidegtų, o kai jis įsidegs, šapeliai žarijos skris į apačią ir jie tiesiog užkurs tolesnius sluoksnius. Kaip laužas sukonstruotas, kaip minėjau, tiesiog mes nesudėjom taip vieną prie kito. Tiesiog tarp pagalių visuose sluoksniuose yra kažkokie tarpai, kad ten į juos galėtų įkristi šapelis degantį, žarijėlę ir tiesiog nunešti liepsną vis giliau ir giliau. Na ką, kaip matot, tiesiog tą viršutinį sluoksnį užkūrėm ir dabar galim drąsiai eiti, nežinau, pusvalandžiui kažką tai veikti, tiesiog raišytis hamakus, statyti palapinės ar šiaip prižiūrėti kažkokią stovyklą, o grįžę būsim tikri, kad tiesiog laužas puikiai kaip prisidegęs ir nereikės tiesiog stovėti šalia jo ir mėtyti vis didesnius ir didesnius pagaliukus. Tiesiog sudegs šitas viršutinis sluoksnis, jis nueis tiesiog apačion, kol galiausiai užsidegs tos pačios didžiosios malkos. Tai tiek tiesiog laužas aukštinkojam metodika, kuri tiesiog padeda jums taupyti laiko ir, nežinau, patogiau įsikurti. Na ką, prabėgo koks pusvalandis, mes nieko laužą absoliučiai nedarėm, dega jau, tarkim, jau prieš paskutinis tas sluoksnis. Ir iš esmės dar jisai pusvalandį pats savaime degs, nereikės jokių nei pagaliukų kaišiot, nei nieko. Gali toliau statyti palapinės ar kažką tai daryti, o kai baigsit, jau turėsit žarijų krūvą, kur galėsit kepti kažkokią tai mėsą, dešreles, virt vandenį ar tiesiog užmest malką ir jau jinai degs pati savaime.